Na ir kągi, pavyko ateiti iki tarpinių pasėlių lauko. Čia tas laukas, kuriame buvo lauko diena su tarpinė pasėliais. Ir dabar čia esu čia ant vienanarių, tų, kur buvo vienanaris. Na, mašiną teko palikti ant toli, ant keliuko. Nu, aš pabandysiu pasivaikščioti, pasižiūrėti, kas čia ir kaip čia atrodo. Tai tos visos kultūros jau matosi gražiai nušalę. Nieko tai nebėra išlikę realiai. Aš dabar taip atmintinai net nepasakysiu, kas kur buvo. Čianais matau Vikis va yra. Ir jisai, aišku, žiemojantis yra. Čia tik tai gal norma buvo sėta tokia ganėtinai nemaža. Tai na, sliekas koks gražumo darbuojasi. Na, Vikiai sako, nieko gero neduoda, daug masės neduoda. Bet aš manau, kad dirbai, kaip žiūrim, pažiūrėkit, va, ir vėl sliekas. Kokia dirbo struktūra, gan gera. Va, dar vieną brolis, įtariu, padalinau per pusę. Atleisk man, brangusis. Štai kokia graži dirba, tai be proto šlapia yra, jeigu tai paėmus. Bet ant kiek jinai struktūringa. Tai va, tai ta prasme vis dėlto nenurašyčiau Vikę, kad jisai yra va, trąšų natūralių granulių palikta. Nes žvėriukai, aišku, atlėkė maitintis. Čia kažkuris vienas iš mišinių turėjo būti, kuris per žiemą. Čia gal tas ir yra, bet ne, pagal mane toliau biški buvo sekantis. Kažkuris, kuris palieka per žiemą. Šiaip tai visi mišiniai gražiai nušalę. Nieko čia nebėra. Čia yra tik tai palikę pabirus kviečių kai kur ir viskas. Grybukai auga. Matot, kaip auga gražiai grybukai. Tai ką? Jie čia nebuvo nustoję augti. Kiek daug jų čia va šitam mėginį. Be protų daug. Va, vieni grybukai. O kur pažiūrėsi. Ir čia matosi, va, jo, čia yra, va, matau, dobilas. Jisai atrodo, kad jisai toksai neįspūdingas. Bet va, dirva kokia. Štai kokios šaknis jos. Ir jisai visai puikiai gyvena savo. Nu, sliekų yra ir mažesnių yra. Netrūksta. Kas įdomiausia, sakau, čia grybukų daug. Ne, grybukų buvo anam. Šitam, pavyzdžiui, kažkaip tai mažiau yra. Tai ten reiktų pasižiūrėti, gal mišinys kažkoks kitoks buvo ir jisai stimuliavo tos labai grybus. Nes va čia akivaizdžiai matosi, va šičia va yra sujungimas, va šitai vietoj. Ir čia jau yra kita kultūra. Čia tos augalinės masės kažkiek bus, susidarys
Man paprastai iš po pupų visą laiką jų nelieka. Ir šiemet, pavyzdžiui, kur yra kviečiai pasėti iš po pupų, nebėra augalinių liekanų nieko visiškai. O kas manęs labai mane erzina, nes paprasčiausiai nebėra, kai nebėra augalinių liekanų, nebėra kas dirvą apsaugo normaliai. Nes pakloti turi būti dirvos ant viršaus. Tada ir drėgmė saugo, ir dirvožemis puresnis būna, nesukrenta taip. Tai va, tai tikslas toks ir yra, būtent tų tarpinių pasėlių. Čia nežinau, kas čia per mišinys buvo, bet garantuotai čia buvo garstyčios daugiau įsėta. Tai va, matosi ir daugiau tų. Čia labai panašu, kad garstyčios stiebai. Jų daugiau yra. Lietus krapnoja taip įkyriai, negražiai. Biški trukdo mane. Tai va, čia matosi buvo pasėta su klaidon sėjamąja. Štai čia, nes čia buvo sėjamas su skirtingam sėjamosiam. Sukūn buvo sėta ir su klaidon sėjamosiam. Čia dabar randuosi, kur buvo su dronu sėta. Ja. Žemė tikrai gan tuščia. Nors iš rudens mes matėm, kad šiek tiek buvo tų augalinių, visokių augaliukų priaugę. Tai va, bus matyti, kaip čia atrodys. Turėtų būti įdomiai atrodyti pasėliai, kaip pasisės dabar pavasariniai pasėliai. Turėtų gražiai atrodyti, nes čia bus, sakykime, įvairovė įvairių mikroorganizmų. Čia dabar mano tas va yra mišinys, kur yra. Čia kur buvo sėta daug kultūrų įvairių. Tai va, ir matosi, kas 36 yra stambesėklės ir buvo smulkesėklės, o į tarpą pasėtas. Tai va, čia va matosi, yra tas vikis, dabiliukai yra, persinis, egiptinis dabiliukas, bet čia nedaug aš sėjau tame, čia prasme jų čia daug nėra, visokių pridygė. Ir ten toliau tas laukas taip ir užsisuka, tenais yra irgi lygiai taip pat pasėta tas pats mišinys. Ir čia tarp kitko buvo dar ir soja pasėta kartu įmaišyta. Kukurūza buvo įmaišyta. Nu, čia mišinys buvo gan toksai solidus, gražus mišinys. Šiaip ir dabar čia gražiai atrodo, kadangi tų augalinių liekanų čia yra įvairovė. Sakykime, čia už manęs taip turėtų matytis labiau visas šitas. Ir čia yra tiesioginė sėja su Gaspardu. Va, taip pat va granulių krūvelė. Aišku, žvėriukam irgi patinka maitintis, nes kadangi yra čia tų visokių augaliukų, žvėriukam natūraliai kaip ir reikia pavalgyti. Na, o štai čia yra akivaizdus pavyzdys, o šičia yra nesėta iš viso tarpinių pasėlių ir yra, nu, trupučiuką biškį minimaliai pajudinta, paskusta. Nors čia iki tol tai buvo 4 metai visiškai nejudita žemė.
Bet čia buvo vėžas tokios, gan, sakau, paimsiu paskusiu, palygysiu. Tai va, ir matot, į tą žemę, jinai visa, nu ten kur labai šlapia, tai ten, aišku, vėžus buvo šlapia, bet va čia visur kitur irgi matosi lauke, kad vanduo stovi tiesiog. O čia va šalia yra pasėlis, yra pasėtas, nu tarpiniai pasėliai, buvo pasėta. Nu, aišku, čia yra, matosi, daug piktžolių prižėlė. Čia pagal mane buvo grikis vienanaris pasėtas, jeigu neklystu, šitoje eilėje. Bet grikis, aišku, anksti jisai nušalė, sakykim, ir po to, aišku, dar sužėlė tos piktžolės. Bet tos piktžolės, nu kaip, ne pats geriausias variantas, bet vis tiek dirva, jinai turėjo gyvų šaknų, sakykime. Ir jinai visai kitokia. Kaip vanduo, matosi, va sunkėsi tiesiog. Bet va, dirva yra va sliekų pilna. Yra augalinių liekanų. Ir dirvų struktūra visai va kitokia. Sakykim. Nėra tešlos. Tokios. Tai va. O čia tai net nepakabinsiu aš tos tešlos, dėl to, kad čia tiesiog košė yra. Tiesiog košė čia yra. Žemė. Tai va. Nežinau, darykit išvadas. Darykit patys išvadas. Tai va. Tai va, nelabai čia yra ką ir parodyti daugiau. Tai žiūrėsim toliau, kai ateis pavasaris. Nes dabar dar iki to pavasario trupučiuką laiko yra. Tai kągi, susitiksim dabar greičiausiai, gal dar remonto kažką tai parodysiu, nes dabar remontuoja kombainą, taip pat planuose yra sėjamąją dar trupučiuką, dar tobulinti, ten nuspaudimo ratukus darau, tai manau parodysiu vėl ką nors. Tad iki kitų pasimatymų. Ate?